Sveiki, medžio mylėtojai, sveikinuosi šiandien su jumis iš savo dirbtuvių. Aš, kaip sakant, turiu dvi rankas, bet turbūt jums dažnai būna, kai reikalinga antra, trečia netgi ranka, o gal ir visų keturių reikia rankų. Nes su viena ranka tik tai žinot, ką žmonės daro. Nu, nesakysiu garsiai. Tai va. Tai man kartais neužtenka dviejų rankų, dirbant su ilgais ruošiniais. Ar tai būtų išilginio pjovimo staklės, ar rubliavimo staklės, ar reismusas, tai tikrai reikia ilgą ruošinį pasidėti. Netgi turbūt šitą pagalbininką galėsime ir skirsavimo staklėm panaudoti. Tai pradedam pakuoti, kas čia pagalbininkas ir kiek jis mums kainavo. Kainavo labai nedaug, 16 eurų. Tai samdyti papildomai darbuotoją, kad tau padėtų lentutes pernešti, manau, neverta. Ta gali pasidaryti pats. Žiūrėkit, ką aš čia turiu. Turiu konstruktor, pavadinimas teleskopinę tokią ranką. To jau jums išpakuosiu ir parodau, ką čia turiu. Pats rimtas metalas. Guolių čia jokių nėra, tiesiog ašis. Ir cilindras besisukiuojantis gerai. Čia galva, per kurią rieda ruošiniai. Kojos. Ne, čia konstrukcija pati. Korpusas. Kojos. Metalas. Pagal garsą turėtumėte girdėti, kad nepaprastas, o pakankamai storas. Ir dvi atraminės kojos. Taip pat pakankamai gero metalo, manau, kokie 2 mm bus, nes pakankamai jis sunkus. Na ir dar raktas ir varžtelis. Ir instrukcija, gerai. Šito mums nebereikia, tegul iš šiukšlių dėžės skrenda. Davai, pažiūrim, kaip čia mes dėsim. Pirmiausia, man reikia turbūt pradėti nuo kojų. Čia veržlė neužveržta, tai surinksim tuoj, bet keista, kodėl šešiakampis raktas yra, o jisai netinka, reikia didesnio, bėgu paimti raktą. Atsinešiau savo tokią dėžutę, kur visuomet metu po visokių surinkimų staklių šešiakampius raktus. Ir čia dar netinka. Dar stambesnį. Bet dar reikia ir 13 turbūt rakto. Gerai, kad pasiruošęs buvau. Jūs komentaruose parašykite, ar naudojat savadarbės kojas, 16 eurų. Pirkti metalą, dažyti, virinti, neapsimoka turbūt. Manau, kad čia pakankamai bus geras pagalbininkas man. Manau, užteks. O, kojos. Super. Super. Rankenėlė. Reguliuoti aukštį. Aukštis buvo parašyta nuo 68 mm iki 110 mm, pasakiau. Atleiskite centimetrų. Gerai, atleidžiam rankeną. Reikia sumontuoti kojas. To jau sumontuosim kojas. Gerai, šito rakto mums nebereikės. Šito turbūt irgi ne. Čia veržlė dar liko. Instrukciją aš nenaudojau. Čia iš paveiksliuko pamačiau, kad viskas labai paprasta. Tai čia prisisuka galva viršui, tas mūsų cilindras, o dabar mums reikia prisukti kojas. Gerai. Kojų raktas, žiūrim ar tinka kojoms. Turbūt irgi šešiakampės. O kojytėm tinka, valio. Taip, kaip tos kojos sukasi. Turbūt nieko sudėtingo nebus. Aš kaip suprantu,
šitas cilindriukas su veržle tiesiog štai šitaip įvažiuoja. Aha, į čia, taip. O štai taip. Nežinau, ten ar jų matosi, bet čia viskas taip. Elementaru ir paprasta. Gerai, raktai iš šono. To jau. Kadangi bandau viską parodyti jum, kiek sunkiau man daryti, kaip pats nematau. Gal su dešinė ranka bus patogiau. Taip, taip. Ir štai taip reikia. O gal čia raktą įdėsiu ir bus patogiau. Tada man nelakstys varžtas kojoje. O. Cilindriukas. Och, išvažiavo. Begėdis. Nu va. Sukiojasi aplink ašį, tai sunku pataikyti. Bet man rodos pataikiau. Dabar tik tai reikia užveržti. Aš manau, kad čia jūsų laiko negaišinsiu. Užsuksiu ir tada jums parodysiu. Nes tikslas rodyti, kaip varžtus suku, ne visiškai turbūt teisinga bus parodyti. Reikia paveržti. O kur mano... Turėjau ilgesnį raktą, bet gal pereisiu. Šitą užteks. Užtenka. Paveržiu. Turbūt be proto nereikia. Gerai, vieną koją pritvirtinu. Apverčiu, tvirtinu kitą. Tai jinai tvirtinasi taip pat analogiškai, tai turbūt spaudžiu pauzę. Kojas prisukau, liko prisukti atraminę galvą. Tai čia labai paprasta. Veržlė. Ai, dar reikia išpakuoti. Tingiu varžtas peilės nešti. Gerai. Nu metalas. Manau, kad labai bus geras pagalbininkas. Taip. Varžtus įkišu, prisuku. Ir turbūt eisim išmėginti. Išmėginti tiesiog šiandien ant pjovimo staklių. Ko taip sunkiai varžtas lenda. Nemanau, kad čia sriegis yra. Ar čia tiek dažų privaryta, kad... Aha, dažų privaryta tiek, kad net varžtas nepralenda. Tuo kitą biškį prajudinsim. Prasukam. Nepagailėjo kiniečiai dažų, ne? O, nu gerai. Vienas yra. Šiaip seniai norėjau savarankiškai kažką gamintis, kulibinti, bet nematau prasmės gaišti laiko, sumokėti geriau tos 15 eurų, 16 ir turėti rezultatą. Kažkur dar vienas turėjo būti varžtelis. Yra. Labai pačiam smalsu. Turbūt spaudžiu vėl pauzę, nes kaip varžtus suku nėra ką čia žiūrėti. Parodysiu jau turbūt surinktą rezultatą prie staklių ir kaip pavyksta juo naudotis. O jūs rašykite komentaruose, ką patys naudojot, kokią pagalbininkus turit, ar samdot pagalbinius darbuotojus, ar būdami hobistai kažką tai patys susivirinat, kas turit virinimo stakles, tekinimo. Ir dirbate su metalu pats asmeniškai nedirbu, tai man metalas ne visiškai yra privieinamas. Neturiu net jokių įrankių metalui apdirbti, nu, bolgarkę, kurios nelabai mėgstu. Va,
Tai gerai, užsuku dabar užvežiu raštelius ir su jumis susitinku jau prie išilginių pjovimo staklių. Štai turim tokią ilgą ruošinį. Jeigu mes neturėtume žmogaus pagalbininko, išėjęs jisai už mūsų stalo tiesiog imtų ir va taip pakristų. Na dabar pagalbininkas štai stovi ten, nemokamas. Jisai ir lygiai su stalu. Ir mums, kai reikia nupjauti ilgą ruošinį, mes pravažiuosime ir balius bus baigtas. Na, dar nemėginau, tai mėginu kartu su jumis, kur mano vištos koja, įsistatau, šitaip, paleidžiu stakles ir važiuoju. Na, žiūrėkite, turime perpjautus ruošinius, jokios pagalbos man nereikėjo, viską pasidariau pats, nieks niekur nekrenta, viskas važinėja, kuo puikiausiai, jokių problemų gali ir 2, ir 3 metrų lentas pjauti. Tai visiems ačiū, kurie žiūrėjote, jūs papasakokit, kaip jūs pjaunate ilgas ruošinius, ar naudojate savadarbius kažkokius tai pagalbininkus, ar samdote žmonės. Visiems gražaus darbo, saugaus darbo. Nepamirškit paspausti laiko. Iki.